Labas. Tai šiandien live tema, nori eiti aukštyn, eik gilyn. Ir čia, žinai, atvykę žmonės iš Anglijos, susitikom Šilutį ir galva, reikia pakalbėti ir viešai šitą temą, nes ir su komanda truputį turėjom skambutį ir galvoju, to žinios, negali būti tik tai mažam kiekiui žmonių, jos tiesiog turi, kad pamatytų tai, kam reikia pamatyti, ne? Tai Gediminai, ir Rita, ne? Tai kaip ten su to, žinai, next leveliu, nes aš matau, kad ir dabar yra tas toks net laikotarpis, mes dauguma norim pereiti į tą kitą lygį. Bet kad pereiti į kitą lygį, mes ką turim dėl to padaryti, juk taip nenukrenta, žinai. Jo, tai žinai, kaip Einšteinas yra pasakęs, kad tas pats mąstymas, kuris privedė prie problemos, negali tos problemos išspręsti. Taip, reiškia, turi pasikeisti tas mąstymas, kažkas turi pasikeisti. Tai žinai, kaip daug žmonių, žinai, kai sako, mirė 25 ir laukia dar 50 metų, kad juos palaidotų, žinai. Reiškia, jie gyvena tą patį gyvenimą, diena iš dienos, savaitė iš savaitę, mėnesio iš mėnesio ir kartais metai iš metų ir stebisi, kodėl nėra pokyčių jų gyvenime, nes jie patys nesikeičia. Taip, tai čia net ne vien tik tai apie verslą kalba eina, taip, čia ir sveikata, ir santykiai, ir finansai, ir verslas, taip, visame kame, kiek tu augi, tiek ir gali augti tavo gyvenimas ar panašiai. Tai mes, kai kalbėjom verslo perspektyvai, tai net yra tas John Maxwell, tas dangčio dėsnis. Taip, reiškia, sako, tu kaip lyderis esi savo komandos dangtis. Ir jeigu tu nebeaugi, tai tavo komanda atsimuša į tave ir viskas, ir tavo verslas nebegali toliau augti. Bet tai iš tikrųjų ne vien tik versle. Tas pats ir santykiuose, ir sveikatų, ir panašiai. Jeigu tu nustoji augti, tai kur gali toliau progresuoti, žinai. Tai dėl to tas ir vadinasi mūsų transliacija, jeigu nori eiti aukštyn, turi eiti gilyn. Taip, nes mes dažnai ieškom kur atsakymo. Kažkur kitur. Taip, politikai kalti, ekonomika kalta, mano tėvai kalti, mano žmona ar vyras kaltas, mano vaikai kalti, oras kaltas, dar kažkas. Taip, mes ieškom tų priežasčių kažkur išorėje, kai iš tikrųjų viskas slypėjo, visą laiką atsakymai buvo jau paduoti mums, taip? Bet būtent tas ir yra, kai mes sakome ką, kad mūsų išorinis pasaulis yra mūsų vidinio pasaulio atspindys. Taip, reiškia, tai, kas vyksta mūsų išorėje, yra atspindys to, kas vyksta mūsų galvoje. Neskanu tai pripažinti, taip, kad jeigu tavo gyvenime chaosas, tai reiškia, turbūt tavo galvoje chaosas. Jeigu tavo gyvenime trūkumas, tai tikriausiai tavo galvoje visų pirma yra trūkumas, taip. Reiškia, viskas dažniausiai atsimuša į tai, kad mes tiesiog veidrodžiuojam savo gyvenime tai, kas jau yra mūsų viduje. Ir kol mes nepradirbam su tais dalykais, tol dažnai ir nėra to pokyčio. Dėl ko neretai žmonės ten, paimam, nežinau, lieknėjimą. Taip, žmogus nori sulieknėti ir ką jis daro, jisai tada pradeda naują dietą. Taip, radau naujausią dietą, pradėsiu tą dietą. Ir kol jisai laikosi tos dietos, numeta kilogramų 2, 3, 5 ar 10 ir nustojus užsiimti tą dietą, kas būna? Vėl visas svoris grįžta atgal. Taip, dėl to, kad tas žmogus bandė pakeisti savo išorę, nepakeisdamas savo vidaus. O kada žmogus numeta svorį ir nebegrįžta jisai? Kai jisai pakeičia savo gyvenimo stilių. Kai jisai vietoj to, kad sakytų, aš noriu numesti 10 kg, jisai sako, aš esu sveikas žmogus, kuris priima sveikus sprendimus ir kuris daugiau nežaloja savo organizmo, kuris prižiūri savo sveikatą, kuris rūpinasi savo sveikata, maitinasi sveikai, galbūt sportuoja, taip toliau. Tada ir pasikeičia tas gyvenimas ir nusimeta tą svorį, jis nebegrįžta, nes pasikeitė kas? Tapatybė. Taip, tai kaip Joe Dispenza sako, mūsų tapatybė arba mūsų asmeninė realybė, taip, mūsų asmenybė nusprendžia mūsų asmeninę realybę. Taip, tai reiškia, ką mes manom apie save, tai mes ir sukuriam savo gyvenimą. Ir labai retai, kada mūsų gyvenimas bus kitoks, negu tai, ką mes apie save galvojame. Jeigu, pavyzdžiui, tu galvoji, kad aš esu neorganizuotas žmogus. Tai labai retai tu būsi labai organizuotas žmogus savo gyvenime. Tu galvoji, kad aš neorganizuotas, bet viskas tau išeina organizuotai. Taip nebus dažniausiai. Taip, dažniausiai mūsų realybė sutaps su tuo, ką mes galvojame apie save. Taip, pavyzdžiui, atsimenu Rita, kai atvažiavo į Angliją, labai dažnai sakydavo, aš nemoku angliškai, aš nesuprantu angliškai. Ir aš jai sakydavau, nustok sakyti, nesakau, kol tu sakysi, aš nemoku angliškai, tol taip ir bus. Ir kai jinai tik tai nustojo sakyti, aš nemoku angliškai, kuo puikiausiai pradėjo kalbėti angliškai ir su visais susišnekėti ir viskas suprasti. Darau klaidų, bet aš susišneku. Taip, bet reiškia, mes atsimušome į ką? Mūsų tapatybė nusprendžia mūsų asmeninė realybė. Taip, tai kol ta tapatybė nepasikeičia, taip, pavyzdžiui, jeigu mūsų tapatybė yra, aš esu vargšas, aš esu neturtingas žmogus, aš gyvenu skurde. Man vis trūksta ir trūksta sveikatos, pinigų, energijos, laiko, visiems kitiems tik sekasi. Tai koks šansas, kad ateis tie dalykai į mūsų gyvenimą? Labai mažas. Net esam turbūt matę tų pavyzdžių, kaip, pavyzdžiui, žmogus laimi loterijai milijoną,
euro šitas aukso puodą laimi, taip, gauna tos kelis milijonus ir už pusmečio ar už metų tas žmogus vėl ant skurdo ribos gyvena. Visi pinigai dingo. Kodėl? Nes jisai gavo tos pinigus, bet tapatybė tai nepasikeitė. Čia jisai liko neturtingas žmogus, čia jisai liko vargšas, taip, tai tie pinigai palieka jį, taip, nes jie nesutampa su jo realybė. Tai gerai, o kaip keisti tą tapatybę, ne, kai tu bėgi, lėki, tau visi kiti svarbus, o nenori visą pasaulį išgelbėti ir paskui, kai tavo gyvenimas visiškai sugriuvo, ne, arba būna dabėje, tu pradedi suprasti, kas su tavo gyvenimu negerai, lyg tai gyvenau gerai, ne? Nu, vat, nuo ko pradėti tam bėgančiam, lėkiančiam, arba dabar per problemas einančiam žmogui, ne? Nu, koks tas yra išėjimo raktas? Taip, sakyk, Rita. Aš tai prisimenu visuomet Bašar posakį. Aplinkybės nesukuria aplinkybę, tik tavo būsena sukuria aplinkybės. Taip? Ir mes yra labai, žinai, lengva žiūrėti, o, man čia tas nepasisekė, man tas nepasisekė, aš esu nelaimingas, aš esu nesėkmingas, nes man tiesiog aplinka rodo. Bet jeigu tavo būsena sukuria aplinkybės, tai tuomet, tai kaip aš tuomet noriu jaustis, ką aš turiu keisti, galbūt pradėti praktikuoti dėkingumą. Aš atsimenu, kai man pasakė praktikuoti dėkingumą, būdavo tokių dienų, kad aš per sukastus dantis praktikuoju. Aš tipo, man reikia praktikuoti, nes jisai pakeis, žinai, mano būseną, bet aš nesijaučiu tuo metu dėkinga. Tai aš per sukastus dantis praktikuodavau, bet žinojau, kad tai yra praktika, kurią aš turiu įvaldyti, išmokti, nes mano būsena keis aplinkybės. Iš tikrųjų, dėkingumas tai yra turbūt ta viena praktika, kur gali kardinaliai pakeisti visą gyvenimą. Ir kai aš vedu Lilą, yra taip pat vienas langelis, ne, būtent apie 100 svajonių sąrašą, vienu prisidimu jį pasirašyti. Ir kad tos svajonės įsipildytų, mes turim įdėti tos trąšos. Dėkingumas yra pati geriausia trąša, kad tos svajonės įsipildytų, bet reikia tik parašyti. Ne? Minimum po 21 dėkingumą per dieną. Ir vat aš taip sakau, nu vat jeigu mes šiandien atsikeltumėm su tuo, už ką vakar padėkojom, kas tai būtų tavo gyvenime? Ar tu turėtum santykius, ar tu turėtum sveikatą, ar tu turėtum lovą, ar tu turėtum namus, ar tu turėtum kvėpavimą? Labai dažnai ant Lilos būna, ne, kad aš nei kartą, sako, savo gyvenime nepadėkojau už kvėpavimą, o mūsų gyvenimas prasideda nuo pirmo įkvėpimo iki paskutinio atodusio. Čia taip galinga, šitą įsitatuiruot galima. Jeigu tu šį rytą būtum atsibudusi arba atsibudęs, tik su tuo, už ką vakar padėkojai. Su kuo būtum atsibudusi. Tai yra toks galingas dalykas. Aš niekada negirdėjau šito posakio, bet čia yra labai aš tikrai jį panaudosiu. Ir, žinai, vienas mano mėgstamiausių posakių, tai yra, tu negali padėti vargšams, jeigu esi vienas iš jų. Taip? Tai reiškia, kai įlipam į lėktuvą, dažnai prieš pakilant lėktuvui, ką turim? Turime saugumo instrukciją. Taip? Ir ką sako? Sako, nelaimės atveju, pirmiausia, užsidėkite savo deguonies kaukę, o tada padėkite kitiems. Taip? Tada, sako, padėk savo mėgstamiausiam vaikui. Taip? Tai reiškia... O kuris jis, jeigu turi kelias? Bingo. Taip? Tai būtent tas pats ir čia, va, kaip tu sakai, mes lekiam ir norim ten padėti kitiem, bet tipo laiko savo nerandam ir panašiai. Kaip tu gali padėti kitiem, jeigu tu savo pirmiausia nepadedi? Taip? Ir kaip vienas irgi va, mūsų mentorius sako, geriausias dalykas, ką tu gali padaryti pasauliui, tai tapti geriausią savo versiją ir realizuoti savo tikslus ir savo pašaukimą. Taip? Nes, kai sako, mes dažnai galvojame, ko reikia pasauliui, o turėtume galvoti, kas mus uždega. Nes ko pasauliui reikia, tai užsidegusių žmonių. Taip? Tai reiškia, va, tas ir yra, kad mes tik tai, kai padedame savo, kai mes tampame savo geriausią versiją, tada galime padėti kitiems žymiai labiau. Taip? Kaip aš dažnai sakau, kas praloš, jeigu tu nelaimėsi. Taip, kartais, va, ypač versle, mes kai kalbam apie tikslus, žmonės sako, aš ten uždirbu, sakykime, 1000 eurų per mėnesį ar 2000 ir man ir tai pakanka. Viskas tvarku, jeigu tau pakanka. Bet jeigu tu uždirbtum 1 milijoną, ar tu galėtum padėti daugiau savo šeimai, savo artimiesiams, savo bažnyčiai, savo labdaringoms organizacijoms, savo miestui, taip toliau. Kiek daug žmonių galėtų laimėti, jeigu tu išnaudotum visą savo potencialą, o ne tik tai tą mikroninę dalį, kurią tu išnaudoji iki šiol, žinai. Tai va, čia tas ir yra, kad grįžtant prie to, jeigu aš lėkiu, aš dabar esu skurde, aš dabar esu kalinę streso ir rūpesčių ir panašiai, mes turim ką padaryti, turim sustoti sekundžiai ir pradėti po truputį keisti tos dalykus. Taip, dėl ko viena iš užduočių, kurią mes visą laiką duodame, ką iš ryto atsikeliam, atsisėdam, užmerkiam akis ir 15 minučių galvojam apie, iš pradžių galvojam, ką norim, paskui jau pradedam galvoti apie tai, ką reikia galvoti, taip, bet faktas tas, kad ką tai daro? Tai tave nuramina, įžemina, taip, sustoti va tai. Nes kažkas žiūrė šitą video ir sakys,
aš neturiu 15 minučių, kada galėčiau, bet tai netiesa. Jeigu uždėsim ranką ant turim širdies. tiek pat laiko, Taip, tik taip. tai prioritetai labai skirtingi. Tai aš dar noriu labai pasakyti, ne, visi mes įsivaizduokim, kad čia yra anksčiau, va, tais laikais, kalėdinė girliandų, tos girliandos, ne? Aha. Ir pavyzdžiui, viena girlianda, ne, esi tu. Ir dabar mums labai svarbu, kad tu būtum ta girlianda tarp kitų girliandų, kad jos visos užsišviestų. Nes anksčiau būdavo pradega viena lemputė, ne? Ir visos nešvies. Kitos nešvia. Tai dabar yra toks laikas, kad kol tu gelbėjai pasaulį, tu nepasirūpini savimi, o tavo pats didžiausias tikslas yra ir pasirūpinti savimi, turėti didesnės svajonės, pasirūpinti savo sveikata, ne savo norais. Ir tada mes tampam įkvėpimas kitiems žmonėms. Taip. O ne atvirkščiai. Iš tos stiklinės vis pilstų, kur nieko neturi, tai duoda tik tai Ar, energetinės atliekas. arba dar blogiau, kai mes nuleidžiam savo kartelę, nuleidžiam savo potencialą, kad kiti nepasijaustų nesmagiai. Taip? Nes jeigu aš dabar tapsiu labai turtingas, labai sėkmingas, tai galbūt kiti tada jausis blogai, galbūt kitiems sąžinė tada grauž. Tai aš tada nuleisiu savo potencialą, aš tada gyvensiu irgi trūkume, irgi taip toliau, kad kitų neužgaučiau, kad kitų neįžeičiau. Taip, tai dažnai mes mūsų būtent saviugdos asmeninio tobulėjimo rate sakom, jeigu kažkas tau sako, Egle, tu pasikeitei. Tai mes sakom, ačiū, aš stengiuosi. Taip, nes jeigu tu man pasakytum, Daug Gediminai, dėl to darau. taip, nes jeigu tu pasakytum, Gediminai, tu toks pat, koks tu buvai prieš 5 metus, tada sakyčiau, eina savo, blogai, reiškia, O neprogresavau. čia labai geras toks aspektas. O kaip jūs santykiuose, ne, pasikeitėt ir keitėtės, kuris buvo pirmasis, ne, kas buvo antrasis ir kuriam buvo gal nepatogu, kaip viskas, nes tikrai labai, sakyčiau, būtų faina, kad daugelis porų kurtų verslus kartu, bet gaunasi kartais taip, kaip gaunasi, tai gali truputį jūsų virtuvę papasakoti. Aš galvoju, galbūt buvo tas, kai Gediminas vienas nuvažiavo į Tonio Robinsono seminarą ir tuomet jisai grįžo, ten visas sprogdinėjantis, o aš tokia... Kas ten galėjo būti Kas tokio? ten galėjo būti, jisai ten užsidegęs varo, o aš tokia buvau. Bet šiaip iš tikrųjų mes gana kartu, nes dažnai ir versle būna klausia, sako, kuris atėjote į verslą ir kuris, žinai, tipo prisijungėt vėliau, bet iš tikrųjų mes ir versle daug maž taip pat kartu pradėjom, žinai, ir su ta saviugda realiai pirmas iki mes nuvažiavome į pas Bigel Schreiterį, abudu, žinai, seminarą ir pradėjom važiuoti, kad o čia visai įdomu, nes aš asmeniškai tai net nežinau, kad šis toks dalykas kaip saviugda asmeninis tobulėjimas egzistuoja. Mokyklai skaičiau ten romanus ir taip toliau, universitete skaičiau mokslinės knygas, aš net nežinau, kad yra toks žanras visas, žinai, saviugdos asmeninio tobulėjimo, žinai. Bet faktas tas, kad augom ir tobulėjom ir aš dažnai sakau, žinai, kad, dabar kas mato mane, tai mato mano geriausią versiją, o jinai turėjo pamatyti visas mano versijas, taip, kaip be būtų gaila. Taip, būtent, tai sako, jau užsidirbo, žinai, paminklą gyva būdama. Ir sako, žinai, už kiekvieno sėkmingo vyro yra labai nustebusi moteris, žinai. Tai, žinai, bet tas ir yra, kad, žinai, augant kartu, viens kitą papildai. Ir neišvengiamai bus tokių momentų, kai, pavyzdžiui, vienam sunku, nukrito motivacija, tada kitas tą žmogų biški pakelia, biški pamotyvuoja, taip tu. Tada apsikeičia tos rolės, kitam būna sunku, žinai, tada kitas, tai tas toks ir yra, bet, žinai, viens kitą papildai tuo atžvilgiu ar panašiai, žinai, tai... Jo, aš tikrai irgi visuomet, iš tikrųjų, aš labai ir dažnai dalinuosi šito, kad irgi kartais mes mėgstam uždėti kažkokius irgi ribojančius įsitikinimus. Ir va, kaip pavyzdžiui, Gediminas pasakė man, kad dabar jisai nusprendė daryti kiekvieną dieną live transliacijas. Ir aš žinojau, Gediminą, kad jisai to žodžio netisa. Ir aš pagalvojau mintis, pažiūrėsiu, kiek čia laiko tu tas darysi. Bet aš nepasakiau jam garsiai. Ir ačiū Dievui. Ir ačiū Dievui, nes jisai tuomet ir tiesėjo savo žodį ir darė tas transliacijas ir po to va ir išaugo mokymų visa programa ir visa kita. Bet kartais galime ir, žinai, palaikyti tyliai to žmogaus idėjas, to žmogaus svajonės ir galbūt tu niekad nežinai. Arba bent jau netrukdyti. Ir iš tikrųjų dažnai ir aš lygiai taip pat irgi save pagaunu, kartais Rita dalinasi kažkokią idėją ar kažkokią mintį arba kažkokį ten projektą ir aš jau jaučiu, kaip man viduje viskas kunkuliuoja, verda, jau aš noriu kažką, žinai,
skeptiškai, ten, žinai, ar kažką, žinai, pasakyti. Ir va, irgi tuo momentu, žinai, tai aš, žinai, pradžiai tai tu ir sakydavai iš karto, kas tau ant liežuvio. Dabar aš irgi jau save pagaunu, kad, žinai, tada tuo metu galvoju, okei, dabar aš galėčiau savo tą ribojantį įsitikinimą užkrauti ant to kito žmogaus, sakyti, net nepavyks, net čia nesigaus taip toliau, o geriau, aš sakau, gerai, davai. Pabandom, padarom, pasižiūrim. Tai, žinai, visą laiką kur ta pozityvi pamoka, čia ką mes čia, žinai, galėtume, kai sako, būti tuo, žinai, pozityvių mąstytojų, reiškia visur ieškoti to pozityvo, arba mes tai vadiname pronoja. Žinai, yra paranoja, kur žmogus viskas galvoja, kad blogai pasaulyje ir gyvenime, tai yra kita pusė pronoja, taip, kur tu galvoji, kad pasaulis yra susimokęs tau padėti, žinai, kažką, žinai, pasiekti, taip, kad viskas susiklostys taip, kaip reikia, žinai. Ir ta, žinai, santykių yra toksai labai, na, subtilus tas procesas, žinai, kur va, mes vieni kitus palaikom ar prašy. Aš tau pasakau, Eglė, apie Džordžą Bušą su žmona. Ne? Džordžas Bušas važiuoja su žmona limuzinu ir kuras į pabaigą ir sustoja limuzinas benzino kolonėlė, kad užpilti kuro. Ir asistentas prieina benzino kolonėlį ir pradeda pilti kurą į tą limuziną. Ir Džordžo Bušo žmona pamato tą benzino kolonėlės darbuotoją, iššoka iš limuzino, apibėga ratu, apsikabina, jis su juo pradeda šnekėtis ten, nu, ir jie šnekučiuosi, kol užpila pilną baką, baigia pilti, jau jinai įlipa atgal į limuziną ir pradeda tas limuzinas važiuoti. Ir natūraliai Džordžas Bušas sako, brangioji, kas čia buvo toks? Sako, čia buvo mano jaunystės meilė. Sako, mes su juo viduriniai mokyklai į pasimatymus eidavom kartu, žinai. Sako Džordžas Bušas, ar neįdomu? Sako, jeigu būtum ne už manęs ištekėjusi, už jo ištekėjusi, tai tu dabar būtum benzino kolonėlės darbuotojo žmona. Jinai sako, mielasis, nebūk kvailas, jeigu aš būčiau už jo ištekėjusi, jisai dabar būtų prezidentas. Okay. Nes vat ką aš labai dažnai kuriant verslą matau, ne, kad dažnai vienos moteris arba kažkaip tai pasiseka, kad kartu vienas kitą auga, palaiko ir turi pereina ir į santykių labai, arba gaunasi taip, kad vienas kažkuris, nu, vat, nepalaiko kito žmogaus didesnių tikslų ir dažnai tai gaunasi, nu, tam tikromis skyrybų priežastis. Ką jūs galėtumėte, ne, kai jūs kiek metų esat kartu, kai mato daug porų ir ne porų, ne, nu, kažkokį tai, sako, patarimų negali dalinti, bet kažkokią išmintį tą, vat, kur esat praėję, gal tą kelią, matot. Aš tai pabūsiu, žinai, tas, kaip anglai mėgsta vadinti, velnio advokatų. Ir, žinai, už kitą pusę pakovosiu. Ką tai reiškia? Reiškia, dažnai mes su tuo susidurėm pastoviai versle, kai moteris, arba kartais ir vyrai sako, o manęs nepalaiko antra pusė, ar tenai vos nekenkia, man ten ar kiša pagalius ir ratus ar prašiai, bet dažniausiai tas nepalaiko, nedirba kartu su manim, neturi tų pačių tikslų ir svajonių ir panašiai. Ir aš pasakysiu, o kodėl turėtų? Ypač labai dažnai, va, ką matome, kai ta antra pusė palaikė pirmose 6 tinklinio marketingo kompanijose, taip? Bet po kažkiek laiko ta antra pusė sako, tai palauk, blemba, tu čia žadi, koks čia bus geras gyvenimas, kaip čia mes būsim turtingi, kaip mes čia keliausim po pasaulio, o ką aš matau, tai tik tai leidi pinigus ir nieko čia nedarai, ir nieko neuždirbi, ir nieko tu čia nepasieki. Ir panašiai, reiškia, tu man meluoji, tu man sakai, kaip čia bus fainai, bet iš tikrųjų tu netesi savo duoto pažado. Auč, neskanu, taip, to niekas nenori. Ne, bet jisai manęs nepalaiko, bet jisai manęs nevežioja į renginius. Bet kodėl jis turėtų tai padaryti? Tai kaip vienas mano mentorius sako, mes turim nustoti reikalauti to palaikymo visų pirma ir užsidirbti tą palaikymą. Taip, ką tai reiškia? Reiškia, tai tu nueik ir uždirbk tos pinigus ir išvežk šeimą atostogų už savo uždirbtus pinigus. Ar tu nueik ir va tiek patobulėk, kad tu pradėsi jį suprasti ir jo labiau, nes dažnai būna amžinatilsiai Wayne Dyer tokia istorija pasakojo, sako, ateina pas mane vyras ir sako, aš nesuprantu savo sūnaus, jisai visai manęs neklauso. Kaip sako, pakartok dar sykį. Sako, aš nesuprantu savo sūnaus, jisai visai manęs neklauso. Ir Wayne Dyer sako, palauk. Kad tu suprastum savo sūnų, tai tu turėtum jo klausyti, o ne jisai turėtų, ar ne? Taip, reiškia, mes norim pirmiausia būti suprasti, o tik tada suprasti. Taip, tai vėlgi, va, labai atspindi mūsų šitos transliacijos pavadinimą, norint eiti aukštyn, eik gilyn. Taip, tai reiškia, va, mūsų tas refleksas yra, va, kodėl manęs nepalaiko, kodėl manęs nesupranta, kodėl, o galbūt klausimas turėtų būti, o kodėl manęs nepalaiko, o kodėl, va, gal aš neištransliuoju tos, žinutės, žinai, va, kaip Tony Robbins dažnai sako, va, turi būti aiškiai ištransliuota ta žinutė, žinai, va, pavyzdžiui, vyras grįžta namo ir moteris nepatenkinta, nes jisai man nenupirko gėlių. O tu prašei jo nupirkti tau gėlių? Ne, bet jis turėtų pats suprasti, kad jis man turi nupirkti gėlių.
nu tai čia aiškiaregystė. Aš dar nesutikau nei vieno aiškiaregio, kuris sugebėtų skaityti mano protą ir telepatiją užsimti ir panašiai. Taip, tai gal mes neaiškiai ištransliuojame, ko mes norime. Taip, ir čia gėlės gali būti tik tai smulkmena, taip, bet ar mes ištransliuojame, ko mes norime. Ta prasme, ar tu prisėdai su savo antra pusė ir pasakei, kaip tau svarbu būtų, jeigu jis arba ji tave palaikytų, kaip tau svarbu būtų, jeigu jis, ir ar tu pasakei, kad brangusis, jeigu tu važiuosi su manim į mano kompanijos seminarą, aš tada važiuosiu su tavimi žvejybą. Aišku, jeigu jis to norėtų, kad tu su juo važiuotum, gal jisai ne, supranti, ką turiu minėti? Reiškia, ar mes turime tą susitarimą, tą duodu ir gaunu, taip, ką mes sakėme, kad dalyba didžiausia daugybė, taip, reiškia, ar mes turime va tą tokį, žinai, sinergiją, ar mes norim į vienus vartus, kad viskas būtų, reiškia, aš turiu gauti palaikymą, aš turiu gauti, žinai, tą, na, trečią, ketvirtą, o aš atgal tai nieko neturiu duoti, taip, jam neįdomu mano verslas, o tau įdomu krepšinis, ne, tai aišku, man neįdomu krepšinis, bet jam tai tas dalykas įdomus, taip, tai reiškia, aš va bandau pakreipti iš tos pusės, kad visur yra visą laiką dvi medalio pusės, bet mes dažniausiai matome tik tai vieną ir tada dėl to va, mes įsižeidžiam ar kažką. Tai aš manau, va, labai didelis tas va, šuolis asmeniniam tam tobulėjime yra, va, kai mes perinam iš to savanaudiško egoistinio taško į tą tokį daugiau suprantantį. Va, mano vienas didžiausių asmeniškai va, buvo šuolių, kai eina kalba apie tą saviugdą asmeninį tobulėjimą, aš va, seniau sakydavau, pažiūrėjau, Eglė man kažką pasako negražaus ir aš sakau, kaip jinai drįso man tai pasakyti, kaip jinai tai padarė. Taip, dabar, jeigu taip įvyktų, tai aš jau sakau, o kodėl mane tai taip supykdė? Ne kodėl jinai tai pasakė, nes čia yra mistika. Aš niekada nežinosiu, gal jinai šiandien ėjo ir į sofą pirštų įspyrė ir jai labai skaudėjo tą pirštą, jinai pasiuntė mane velniop. Tai nieko bendro apie su manim neturi, čia jos yra, supranti. Bet klausiu, o kodėl mane tai taip supykdė, o kodėl mane tai taip nuliūdino, o kodėl mane tai taip išmė, kur man reikia su savim pradirbti visų pirma, kad kitas iki manęs tai taip neįžeistų, neužpykdytų ar panašiai. Na, aiškiai, paaiškiai. Jo? Labai aiškiai, vyriškai, konstruktyviai ir manau, kad labai daugam Surezonuoja. jo, nes mes tikrai visi galvojam apie patį svarbiausią žmogų, tai yra save. Ir Esam pagrindinis aktorius savo filme. Jo, ir ypatingai, kai esame empatiški, jau ten truputį suprantam keletą momentų saviugdos srityje ir ten galvojam, kad vyras arba moteris ten, jeigu saviugdos nesimokina, tai jiems nieko. reikia augti. Jo, reikia augti ir čia dar toli, bet iš tikrųjų mes augam, ne, ir keičiasi mūsų antros pusės, bet kartais būna ar antros pusės, arba čia tas pats yra ir su verslo partnerystė. Tai mums santykiai. Bet irgi, va, Rita, tu užsiminėjai apie knygą, kaip jinai vadinasi, Volius Varus? Praturtėjimo mokslas, taip? Bet yra ir kita knyga, jo kelios knygos yra jo parašytas ir tik neatsimenu, kurioje knygoje jis sako irgi labai tokia gili mintis, kurią mes per retritą Kipre dažnai rutuliuojame, kad kiekvienas žmogus yra idealus. Net ir tas alkoholikas, net ir tas nusikaltėlis, net ir tas kažkoks, kurio tu nemėgsti ir taip toliau. Visi žmonės yra idealūs tame gyvenimo etape, kuriame jie yra. Tiesiog tu galbūt jau esi kitame etape ir tau tas žmogus atrodo kvailas, ten dar kažkoks ar prašiai, bet iš tikrųjų jisai yra ten, kur yra ir jisai idealus tam etape ir jisai tiesiog eina per savo pamokas, kurias jam reikia išmokti, lygiai taip pat kaip ir mums kiekvienam reikia išmokti savo pamokas ar panašiai. Ir kai sako Volius Varus, pasaulis yra idealus, tik dar nebaigtas. Taip, reiškia, dar ne visai viskas taip, kaip turėtų būti, nes jisai dar yra nebaigtas, taip, bet jisai yra ten, kur reikia, taip jau su visais karais, marais, badais ir visko kitu, jisai yra idealus, taip, tik tai dar nebaigtas, tik tai dar yra kai kurie žmonės, kuriems dar reikia paaugti, patobulėti, nes jie yra tame etape, nežinai, kartais, pavyzdžiui, mes ten galim kaltinti savo tėvus, pavyzdžiui, ten už kažkokias klaidas padarytas ar panašiai, bet jie dažniausiai darė, ką jie galėjo su tuo, ką jie turėjo, taip, ir kaip mes su Rita dažnai tą posakį naudojam, kad jie irgi gyveno pirmą kartą. Visi mes gyvename. Taip, niekas neturi instrukcijų, čia niekam nėra trečias kartas, kai jie jau žino, ko laukti ir panašiai. Visiems čia yra pirmas sykis, mes gyvenam ir bandom čia kaponuotis iš to, ką mes turime. Žinai, ir kartais tie žmonės padarys tų klaidų, kaip ir mes dažniausiai padarysime tų klaidų, nes visi mokomės, visi progresuojam. Žinai. Bet kai mes pakeičiam tą žiūrėjimą iš aukšto ir kokie jie visi yra čia atsilikę, nevykėliai ir taip toliau, ir koks aš esu nušvitęs ir taip toliau, ir pradedam pabandyti suprasti tą žmogų, taip įsijausti į jo rolę,
kaip sako, pereiti su jo mokasinais kilometrą, taip, tada mes pradedam suprasti, kodėl, vis dėlto dabar jau suprantu, kodėl jinai tai padarė, ar kodėl jisai tai pasakė, ar kodėl taip ten įvyko, ar panašiai, žinai. Bet dažnai mums reikia patiems daugti iki to proceso, žinai, kaip yra tas toksai posakis, kad sako, gali paimti žmogų iš kaimo, bet negali paimti kaimo iš žmogaus. Taip? Tai saviugdai aš irgi dažnai sakau, žinai, tu kartais gali pasiekti rezultatus iš tos brute force, iš to tiesiog jėgos, bet anksčiau ir vėliau dasivėja tave tas saviugdas asmeninis tobulėjimas ir jeigu tu nepradirbi su savimi, bum vėl nukrenta, bum vėl grįžti į tą patį, kai sako gyvenimas, jeigu tave nori išmokyti kažkokią pamoką, vis tave gražina atgal į tą patį. Ir tai būna va taip, kad žmogus, pavyzdžiui, 5 kartus skiriasi. Taip, vis skirybos, vis blogas vyras ir taip, ir tarp kitko, moteris, visos moteris skiriasi su svoločium, taip, su blogu vyru, taip, bet visos ištekėjo už gero vyro, taip. Tai kas su juo atsitiko? Jūs ištekėjote už gero vyro, o išsiskyrėte su svoločium, taip? Tai kas jį sugadino? Auč, ne? Auč. Kodėl mus čia taip sutrigino? Tarp kitko, pasakau tą istoriją apie mano vieną draugą, kuris yra milijonierius. Ne. Žodžiu, susipažįstu su vienu vyriškiu, kuris yra milijonierius. Taip, sužinau, kad jisai yra milijonierius ir jisai sako, faktas, kad aš esu milijonierius, yra tik tai mano žmonos dėka. Sakau, wow, žinai, respekt tikrai, žinai. O tai sakau, gal, ta prasme, ar tavo žmona galbūt dirbo, kol tu moksluose ėjai, kad išlaikytų šeimą, va, kad tu tada taptų milijonierius. Ne, sako, nieko panašaus. Sakau, tai gal jinai vaikus prižiūrėjo ir dabojo ir namus, kaip sakant, buvo namų šeimininkė, kol tu siekiai savo karjeros, kad taptų milijonierium. Ne, sako, jisai nieko panašaus. Nu ir aš dar kelis klausimus ir niekaip nesuprantu, kokiu būdu ta žmona atsakinga už tai, kad jisai tapo milijonierium. Nu ir galiausiai sakau, tai kas tu buvai prieš su savo žmona susipažįstant? Sako, prieš su žmona susipažįstant, aš buvau multimilijonierius. Ja, dabar jau prisimenu. Iš multimilijonierius tapo tik milijonierium. Bet čia yra vat, irgi toks labai slidus įsitikinimas, kad mes moteris esam tos, kurios, taškom. Ne? Pas mus atvirkščiai. Rita yra tas žmogus, kuris atsakingas su pinigais, kuris protingas, kuris apdaris taip jau, o aš buvau tas taškytojas, kuris nesugebėjo. Tai balansas šeimoje. Taip. Ir visur, žinai, reikia va to pliuso ir minuso, to, žinai, viens kitą papildymo, žinai, ir va dažnai mes ne tik tai va šeimoje, bet va ką kalbėjome ir versle, pavyzdžiui, komandoje, dažnai va kai kalbam su lyderiais, lyderis sako, bet man technologijos nesiseka, ar aš ten viešasis kalbėjimas man nepatinka, ar dar kažkas. Bingo, tai ieško komandos narių, kurie mokės tą dalyką daryti arba net mėgs tą dalyką daryti, kad tau nereikėtų, kad tu galėtum deleguoti tą. Tai taip ir šeimoje dažnai mes viens kitą papildom. Pavyzdžiui, mes su Rita, kai pradėjom versle, iš karto pamatėm labai greitai, kad Ritai geriau sekasi pardavimai, o man geriau sekasi verslo pristatymai, mokymai ir panašiai. Ir mes labai greit pasiskirstėm savo rolėmis, kur mes geriau jaučiamės, kad vietoj to, kad aš daryčiau kažką, kas man nesiseka, nepatinka, taip jau ir bandyčiau save per prievartą tą dalyką daryti, geriau, kad jinai darytų, kas jai patinka, aš darau, kas man patinka ir tokiu būdu mes galim papildyti vienas kitą tomis rolėmis, žinai. Čia dabar visiškai iš santykių, bet čia irgi labai yra, žinai, santykiam mes irgi patys turim išmokti save parduoti kaip ir gyvenime, nes yra realiai 2 verslai gyvenime, ne? Tu arba parduodi produktą, arba tu parduodi paslaugą. Ir tai yra pardavimas. Bet ir santykiuose, ir vaikų auginime, viskame mes parduodam save ir savo idėjas. Bet dažniausiai mes nuo to bėgam kaip ten baubas, ne? Tai ką jūs galite apie tai pasakyti? Kas yra išties tie pardavimai? Man tai pardavimai yra davimas tai, ką aš turiu viduje ir tai, ką noriu perduoti ir kitam, tai, kuo aš tikiu. Nu, tu pati lėktų labai daug šneki. Sakyk. Aš noriu pasakyti, kad tu dažnai ir sakai, emocijos perdavimas. Taip, čia Zig Ziglar amžinatelis. Bet iš tikrųjų, gerai, kad paminėjai, kad mes visuomet parduodam. Mes turim parduoti net savo vaikams, kodėl jie turi dantis valytis. Mes dažnai tą pardavimą, oi tik tai produktas, oi tik paslauga. Mes kiekvieną dieną parduodam kažką. Taip, bet pardavimas, kaip Rita paminėjo, yra realiai emocijos perdavimas. Taip, ką tai reiškia? Jeigu aš galiu padaryti, kad tu pajaustum, ką aš jaučiu apie šitą produktą, tu užsimanysi to produktą. Jeigu aš galiu padaryti, kad tu pajaustum, ką aš jaučiu apie šitą verslo galimybę, tu užsimanysi jos. Ir apie visą kitą. Ar tai būtų kursas, ar tai būtų knyga, ar tai būtų seminaras, ar renginys kažkoks. Kas tai būtų? Jo. Taip, aš turiu parduoti tau tą idėją per ką? Per jausmą ir per vertę. Taip, man, pavyzdžiui, pardavimas tai visą laiką yra
vertė. Taip, kaip kalbam apie, pavyzdžiui, produkto pardavimą, tai visą laiką sakom, kad kaina yra problema tik tada, kada trūksta vertės. Ką tai reiškia? Jeigu aš nematau vertės, tai aš tada ir neišleisiu savo pinigų. Aš sakysiu, tiek vertės, už šitiek mano pinigų, ne. Bet jeigu aš matau va tiek vertės, tada aš tiek pinigų išleisiu be problemos, nes aš matau, kad aš gaunu tą vertę. Taip, tai reiškia, visur tas galioja. Jeigu aš noriu atsivesti Eglę į seminarą, tai aš turiu parodyti tiek daug vertės, kad jin sakytų, wow, čia kaip ir krikštatėvis sako, duoti tokį pasiūlymą, kurio negali atsisakyti. Taip? Bet tas pats ir santykiuose galioja. Taip? Jeigu aš noriu, kad tu nueitum su manimi pasimatymą, tai aš tau turiu parduoti vertę to pasimatymo. Tai parodyti, kad tau apsimokės tai padaryti ar prašyti. Taip? Parodyti to vertę. Jeigu aš noriu savo vaikui parduoti ten, kad jisai turėtų eiti karate, treniruotis, tai aš turiu parduoti, kaip tu ten išmoksi, koks tu būsi užtikrintas savimi, kaip tenai kiti vaikai tave tada gerbs ir kaip tu galėsi konkursus laimėti. Jeigu aš galiu perduoti tą vertę, žmogus tada bus pasiruošęs sumokėti kainą. Tai man visą laiką, jeigu aš kažką bandau pasiūlyti kažkam ir gaunu neįgiamą atsakymą, tai man nėra ženklas, kad mano produktas per brangus ar kažkas ten kito blogai, tiesiog man tai yra žinutė reiškia, aš neparodžiau pakankamai vertės tame. Taip, reiškia, nes žmogus realiai labai paprastai yra sukonstruotas. Jisai arba vengia skausmo, arba siekia malonumo. Vienas iš dviejų. Taip? Tai reiškia, jeigu žmogus atsisako mano pasiūlymo, jisai tam pasiūlyme mato daugiau skausmo negu malonumo, arba didesnę riziką negu atlygį. Taip? Paprasta, reiškia, aš turiu tas svarstyklės nusverti, parodydamas, galbūt edukuodamas, paaiškindamas, pavyzdžiui, kaip socialinė medija, mes dėl to sakom, kad jis neužtenka to sauso parodymo produkto, reikia edukuoti tą auditoriją, kodėl verta būtų tą produktą įsigyti, taip, kad jie pamatytų ir sakytų, man reikia, tada taip ir tada nėra problema. Kaina, ten siuntimas, kiek laiko laukti reikės ir panašiai, tas žmogus ten nekantraudamas jo lauks ir panašiai, nes jisai mato tame vertę. Tai čia visur, aš manyčiau, tas pasiteisina. O kaip gyvenimas jūsų pasikeitė, kaip išėjot, aš nežinau, Rita, dirbai tradiciniam darbe? Taip. Jo, kaip gyvenimas pasikeitė, kai išėjot iš tradicinio verslo ir išėjot į tą būtent pardavimų sritį, ne pardavimų savo talentų, ne? Per tinklinės rinkodaros įrankį. Kaip pasikeitė? Gyvenimas, mes turim dar vieną pašnekovą. Koks vardas jo? Pašnekovė, Bela. 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 Gerai, kad neįgalų. Kaip pasikeitė, nes, sakau, žmonės, kartais tu matai tiek daug žmonių su tokiais dideliais potencialais, bet ta baimė eiti į pokytį, jinai yra kur kas didesnė. Taip, ir visą laiką bus ta baimė, žinai, nes tų pokyčių mes dažnai vengiame, taip, nes mes taip sukonstruoti, tas mūsų reptilinės, tos smegenys, tos senosios naurovinio žmogų laikų išlikusios, žinai, kad mes siekiame to, kad būtų nuspėjamas gyvenimas, kad būtų kontroliuojamas, kad jeigu aš viską kontroliuoju, tai viskas bus gerai, bet jeigu aš nežinau, kas bus, jeigu nenuspėjama, tada čia baimė. Bet ką mes diskutavom, kaip petavom, kad būtent tik iš tos nežinomybės gali ateiti kažkas naujo, kažkas kitokio, taip toliau. O apskritai, pardavimai, tai iš tikrųjų, iš esmės pagalvojus, be pardavimų iš vis niekas nejudėtų. Taip? Jeigu dabar tu neparduotum to produkto, tai nereikėtų fabrikui gaminti to produkto, nereikėtų sunkvežimio vairuotojų vežti to produkto, nereikėtų pašto darbuotojams dirbti, siuntinių tarnyboms dirbti ir taip toliau. Reiškia, pardavimų specialistai arba pardavėjai realiai yra industrijos variklis. Taip, reiškia, visa ta industrija yra kažkokiu būdu, kokiu tai parduodama. Ar tu per televiziją reklamą pamatei, nes ten kažkoks pardavėjas sukūrė tą reklamą, ar tavo akis jaki kažkas kažką parekomendavo ar panašiai. Tai čia yra, kai sako, tos nepriklausomos industrijos variklis pardavimai. Bet apskritai, aišku, pradžioje visą laiką visiems turbūt yra šiek tiek tos tokios baimės. Taip, va iš to užtikrinto, garantuoto atlyginimo pereiti į verslą savo, taip, kur atrodo nesaugu, nenuspėjama ir taip toliau. Bet iš tikrųjų, važinai, ypač per pandemiją, kas pasimatė. Žmonės, kurie turėjo tikrus, saugius darbus kabutėse, buvo liuosuojami, buvo sėdėti. Ir net kurie uždirba pačias didžiausias pajamas. Buvo pasakyta jam, kad turi sėdėti namuose, negali dirbti taip, o mūsų tas nesaugus darbas sukūrė tokius saugius gyvenimus, kad oh my god. Tai reiškia, realybė yra kokia, kad kai tu esi pardavimuose ar versle, tu susikuri savo darbo vietą.
Ir kai tu susikūrei savo darbo vietą, tai tavęs niekas negali iš jos paliusuoti, niekas tavo etatų negali apkarpyti, niekas negali tavo algos sumažinti, tik tai tu kontroliuoji. Tai taip, reiškia, gali tą pačią algą gauti kiekvieną mėnesį, gali jinai sumažėti, jeigu tu mažiau dirbsi, jinai gali padidėti 14 kartų, jeigu tu daugiau pastangų dėsi ir panašiai. Tai mums buvo tas viskas ir prasidėjo nuo tos verslas, bet su saviugda. Mes pradėjome edukuoti save, skaityti tokias knygas kaip Turtingas tėtis ir vargšas tėtis Roberto Kiyosakio, taip, ar tenai 21 amžiaus verslas, ar tenai Milijonieriaus protas T. Harvecker, ar ten Mąstyk ir būk turtingas Napoleono. Visos tos knygos ką daro? Jos pradeda keisti tavo suvokimą apskritai apie gausą, apie pinigus, apie verslą, apie laiką ir kitų. Taip. Ir žinai, dabar, kai pagalvoju, jau, žinai, vėlgi mes labai greit priprantam prie to gero, žinai, pagalvok, dabar, va, Eglė, yra pirmadienis. Kažkas dirba fabrike, kažkokiam ofise, kažkas pjauna žolę mums už nugaros labai garsiai. Taip, reiškia, o tu va sėdi savo parkelyje, pasistačius telefoną, čia blevizgoje ir taip, ir čia yra tavo darbas, tau pinigus už tai moka. Taip, wow! Taip, jeigu kažkas tau būtų pasakęs prieš 15 metų, prieš 20 metų, kad tu va galėsi uždirbti pinigus neišeidamas iš namų, arba išeidamas iš namų ir būdamas parkelėje, būdamas Lietuvoje, būdamas Anglijoje, būdamas Kiprė, kur tu nori, svarbu, kad turi telefoną, internetą ir va, tu gali tokiu būdu dirbti ir uždirbti pinigus. Kažkas būtų nepatikėjęs. Bet dabar yra koks momentas, nes tie, kas žiūri, mums atrodė, kad, kad mes dabar kalbam lengvai, laisvai, ne? Kad tai tiesiog savaime suprantamas dalykas, ne? Nes niekas nematė to kelio. Taip. Kiek prieš įsijungiant tą kamerą būdavo, ten, žinai, arba padarai laivą ir ištrini, bet tos kelionės, ne? Bet mes ėjom, išdrįsom, nes viduje tikėjom savimi, savo tikslais ir savo svajonėm ir ėjom ir nuėjom. Tai čia, žinai, kai sako, pradžioj visi sako, kad tu išprotėjai, paskiau visi sako, kaip tau pasisekė. Taip niekada nėra to viduriuko, kur sako, o taip, tu tikrai sunkiai dirbai ir va tu užsidirbai tą gyvenimą, kurį tu turi, žinai. Retai kada tai bus. Dažniausiai žmonės iš pradžių sako, eik tu Eglė, nieko tau čia nesigaus, nieko tu čia nepasieksi, nieko tu neuždirbsi. Jau kai tu pasiekiai, matai, va, kaip tu atsidūrei teisingų vietoj, teisingų laikų, va, matai, kaip tau pasiekė. Iš tikrųjų tai yra visur reikia, sėkmė turi kainą, ką mes ir diskutavome, taip, visur reikia sumokėti tą kainą, taip, reiškia, nori derliaus, turi pasėti sėklą, nori karštos plytos, turi įdėti medį į vidų, taip ir mūsų, bet kokiam kitam, žinai, dalykė, tu turėsi įdėti tų pastangų ir laiko, kol tu jau išmoksi tai daryti, kol tu būsi. Man irgi dažnai žmonės sako, oi, Gediminai, va, kaip tau gerai sekasi, pavyzdžiui, daryti video. Sakau, taip, ačiū. Bet man taip gerai sekasi ne dėl to, kad aš gimiau apsigimęs kažkoks tai kalbėtas ir panašiai. Dėl to, kad aš jau nufilmavau 3000 tų live transliacijų. Tu padaryk tą patį ir tau puikiai seksis. Gal net geriau dar, ne? Didelis šansas, kad geriau negu man seksis. Taip, tai faktas tas, kad viską galima įvaldyti. Ir va čia, man tai yra nerealiai gera žinia. Kad, ta prasme, nesvarbu, kas be atsirastų, tu viską gali įvaldyti. Atsirado socialinė medija ir kažkas sakė, o aš niekada nesugebėsiu dirbti socialinė medija, dabar kuo puikiausiai dirba. Atsirado internetas, kažkas sakė, aš niekada internetu nesinaudosiu, taip, kas iš jūsų kažkada sakėte, aš niekada savo kortelės davinių nevesiu internetą kažkokį, taip, o šiandien viską perkam internetu ir atsiskaitai, taip. Atsirado dirbtinis intelektas, kažkas sakė, o jau čia tai jau visiškas kosmosas. Bet ir tai įvaldysim. Atsiras hologramą ir hologramą įvaldysim, atsiras telepatija ir telepatiją įvaldysim, taip. Reiškia, viską įvaldysime, kas be atsirastų. Gera žinia yra ta, kad tu viską gali išmokti, jeigu tu tik skirsi laiko šiek tiek ir įdėsi į tai pastangų. Ne, nebijoti eiti su tom naujomėm. O kaip dabar, žinai, vad Gediminai yra? Jeigu žmogus gyvena ir jam patinka tai, ką jis daro, myli ir ten, viskas, nes aš tikrai pažįstu tokių žmonių, ne, bet vat yra, pavyzdžiui, tu myli tai, ką darai, tenkina tave ir pinigai, bet tu gali tik vieną kartą per metus atostogauti, gerai, gali, kitose darbose eina susiderinti, tu gali ir daugiau atostogauti, ne, bet tu neturi visapusiškos tos laisvės pasirinkimo, arba laikui bėgant, ne, tu jautiesi, kad nors ir patinka tai, ką tu darai, bet tu tame darbe degraduoji, tam tikrą prasme, ir kuo daugiau metų, tuo labiau ten ir prasideda ta degradacija. Arba jeigu, žiūrint, žmogus turi savo verslą ir jis yra laimingas, patenkintas, ne, kodėl jis turėtų dar papildomai dasidėti ir pasiimti savo į kišenę ir turėti kaip dovaną kaip pavyzdį tinklinės rinkodaros verslą? Jis neturėtų. Neturėtų, ne. Aš mane nuliūdinai. Nes niekas nieko neturi. Taip, realiai iš tikrųjų, žinai. Kodėl galėtų? Taip, va, būtent, žinai, ar norėtų ir ar galėtų. Va čia, žinai, yra skirtumas, nežinai, kaip Jim Rohn amžinatilsį sakydavo. Sakydavo, jeigu žmogaus svajonė yra parduoti visus savo namus, visą turtą, išsikraustyti į mišką ir maitinti voverytės visą dieną, ir jisai tai padaro, jisai yra pati didžiausia sėkmė.
Jisai sėkmingiausias žmogus pasaulyje, nes jisai gyvena gyvenimą pagal savo dizainą. Taip, dėl to aš ir sakau, jis neturėtų, nes kas man atrodo turėtų, tai jam galbūt visai neatrodo turėtų. Taip. Tai reiškia, visų pirma, mes turim nustoti gyventi pagal kitų žmonių sugalvotus standartus, taip, mes tai vadinam cementu, taip, kurį užkrauna ant mūsų. Taip. Tai reiškia, dažnai yra tas, žinai, anglų kalboje vadinasi measuring with the Joneses ar comparing with the Joneses, taip, kad mes su kaimynu lyginame. O kaimynas naują mašiną nusipirko, tai ir aš turėčiau naują mašiną nusipirkti. O Eglė išvažiavo atostogų į Nidą, tai ir mes turėtume važiuoti į Nidą, taip. O mes neturėtume nieko, ta prasme, mes neprivalom daryti, ko kažkas kitas daro. Tai kas kažkam yra svajonių gyvenimas, kažkam kitam tai būtų pragaras didžiausias, taip? Tai reiškia, visų pirma, turi žmogus įsivertinti, kas jam yra svarbu, kokios jo yra vertybės ir ko jisai nori iš gyvenimo. Tai aš dažnai, ilgą laiką aš žiūrėdavau, taip, aš, sakykime, aš užkalbinu Eglę ir mes bendravom ir, sakykime, kalbam jau čia verslo tema, kad galbūt Eglė jungsis į mano komandą ir sakau Eglė, nu tai kur tu matai save ateityje už kokių 5 metų ir Eglė sako, aš norėčiau turėti savo grožio saloną. Ir aš mintise, blemba, kodėl jinai nesako, kad aš už 5 metų norėčiau būti tinklinio marketingo lyderė. Taip, nes mano galva... Žino, kad čia galėtumėm būti ir čia... Taip, bet mano galva reiškia, turėjo žmogus iš karto matyti save. O laikui bėgant aš supratau, kad verslas nebūtinai turi būti tavo priežastis ar tavo galutinė stotelė. Verslas gali būti tavo įrankis realizuoti tavo misiją gyvenime. Tai va tas verslininkas, kurį tu paminėjai, ar tas žmogus, kuris dirba darbą, kuris jam patinka, tarp kitų, mes komandoje turime vieną komandos narę dabar, kuri myli savo darbą. Ir jinai gyvenime nenorėtų mesti savo darbą, jinai dievina. Bet su jie kalbant, labai greitai įsiaiškinom, kad jos veikloje, jeigu jinai turėtų daugiau pinigų, jeigu jinai turėtų daugiau finansų, tai jai padėtų dar labiau realizuoti savo potencialą, dar labiau realizuoti savo misiją. Taip, reiškia, tokiu būdu tinklinis marketingas gali tapti įrankiu, kuris jai padės sugeneruoti papildomą 1000, 2, 5 ar 10 tūkstančių per mėnesį eurų pajamų, kad jinai galėtų dar daugiau daryti tai, kas jai patinka, dar daugiau realizuoti save toje sferoje. Tai supranti, pirmas dalykas, ką turime tada pasižiūrėti į to žmogaus vertybės ir kas tam žmogui apskritai yra svarbu. Kaip aš sakau, kodėl tu čia atsiradai? Ar tu gimei tik tai tam, kad tu dirbtum, apmokėtum sąskaitas ir numirtum vieną dieną? Ar čia yra kažkokia priežastis, dėl ko tu čia atsiradai? Ir vienam tai galbūt bus bažnyčia, kitam galbūt tai bus kažkokios labdaringos organizacijos, trečiam galbūt bus savo šeimai padėti ten vaikus išleisti į privačias mokyklas, ketvirtam dar kažkas. Mes visi skirtingi ir mes turėsime skirtingas tas priežastis ir tas misijas, taip? Bet įsivertinus savo tas misijas, savo tas priežastis, tada klausimas yra, ar tinklinis marketingas galėtų būti įrankis, kuris tau padės tą misiją realizuoti. Ir labai dažnai atsakymas yra taip. Jeigu tu galėtum sugeneruoti, kaip tu sakai, tas papildomas pajamas, jos ar tau leis investuoti, ar jos tau leis kažką įsigyti, ar tau jos leis kažkam padėti ar panašiai, kad tu turėsi daugiau, nes pinigai iš esmės iš savęs jie tiesiog yra pasirinkimas. Jie tau duoda daugiau pasirinkimo. Nei tai yra geras dalykas, nei blogas. Nes vėlgi, turim daug to cemento, tų negatyvių, tokių, žinai, ribojančių įsitikinimų, kad turtingi žmonės visi blogi, ten biedni tai labai geri ir panašiai. Pinigas iš savęs jisai nei geras, nei blogas. Jisai yra inertiškas, taip, kaip plyta. Jeigu žmogus turi daug plytų, nesakysi, kad tas žmogus yra geras žmogus, o jeigu jisai neturi plytų, tai buvo ar atvirkščiai, taip? Nes plytą tu gali paimti ir su tą plytą pastatyti vaikų namus. Bus labai gerai. Arba gali paimti tą plytą ir paleisti kažkam į galvą. Bus nelabai gerai. Plyta iš savęs, jinai nei gera, nei bloga. Ką tu su jie darai? Taip ir pinigai. Iš savęs jie nėra nei geri, nei blogi. Ta prasme, kad tu turi daug pinigų, tai nepadaro tavęs geru ar blogumi žmogumi. Ką tu darai su tais pinigais? Va čia bus ir skirtumas. Taip, ir dažniausiai, jeigu tu buvai svoločius be pinigų, tai su pinigais tu būsi dar didesnis svoločius. Taip? Arba jeigu tu buvai geras žmogus be pinigų, tai pinigai tik tai yra kaip stiprintuvas. Taip, išryškina tavo savybės. Tai, kas buvo viduje. Taip, bet iš esmės pinigai yra neutralus dalykas. Tai tiesiog, jeigu tu jų turėtum daugiau, ar tai tau padėtų realizuoti savo potencialą ir savo pašūkį. Jeigu atsakymas ne, tai gal nafik tau jų reikia tada, žinai. Bet jeigu atsakymas taip, tai gal tada verta, tada, žinai. Ir kaip aš dažnai sakau, sakai, įsiaiškini žmogaus svajonę kažkokį tikslą. Ir tada esminis klausimas, jeigu tu toliau darysi, ką darai dabar, ar tu galėsi tą svajonę, tą tikslą realizuoti? Ir daugelio žmonių, kurie dirba paprastą samdomą darbą ar panašiai, atsakymas yra ne. Taip, aš sakykime, ten mano tikslas yra nusipirkti nuosavą namą už 150 tūkstančių eurų. Ok, tai jeigu tu toliau dirbsi savo samdomą darbą, kuriame tu esi dabar, ar tu sugebėsi atsidėti tiek pinigų, kad įsigytum tą namą? Ir jeigu atsakymas, taip, jo, aš kiekvieną mėnesį atsidedu po 500, jėga, tai tikriausiai tau nereikia. Bet jeigu žmogus sako, ne, aš ir taip vos išsiverčiu,
Tai tada, jeigu tu galėtum sugeneruoti papildomas pajamas iš verslo, tai jos tau galėtų padėti galbūt tą svajonę realizuoti, žinai, ir viskas. Bet žmonės nori papildomų pajamų, tik kitą kartą nenori daryti tai, ką reiktų daryti, kad ateitų tos papildomas pajamas. Nes būtent iš verslo, ne, tos pajamos ateina kitokiu būdu. Tu turi išmokti parduoti, gal dabar parodyti save, o tai vėl didžiausi blokai, didžiausi cementai ir ne, aš tada renkuosi geriau gyventi taip, kaip gyvenasi, negu daryti, kad paaugtum asmeniškai tobulėjai, paaugtum, evoliucionuotum, ne, kaip žmogus. Taip. Sakyk. Ne, tiesiog galbūt ir grįžtam prie mūsų temos, ne? Vat tuomet irgi. Ar tikrai tuomet ta svajonė yra verta, ar tikrai tu nori tos svajonės, žinai, galbūt irgi kitas cementas, galbūt kažkas turi namą ir man reikia to namo, bet iš tikrųjų gal tai nėra mano prioritetas, žinai. Ir tuomet vėl, jeigu jau tikrai tu jo nori, tai gilin, tuomet dirbk su savim, kad ir ar tu esi vertas, ne? Ar tu esi pasiruošęs sumokėti tą kainą, žinai? Nes tas yra, kad visi nori tos sėkmės, visi nori tos garbės, tų pasiekimų, to visko, bet nedaugelis yra pasiruošęs įdėti tą darbą, nes realiai tu beveik viską gali pasiekti. Na, jeigu tau 40, tai gal jau tu netapsi olimpinių medalininkų, jeigu pradėsi dabar, nes jau vėlokai, taip, ar ten astronautų, taip, jau sudėtingiau bus, nors irgi teoriškai įmanoma, žinai. Bet daugumą dalykų, ta prasme, ką mes užsibrėžiam, kokius tikslus, tai tikrai viską įmanoma pasiekti, jeigu paprasčiausiai tu būsi pasiruošęs įdėti to darbo, pastangų ir panašiai, žinai. Bet va tas ir yra, kad, žinai, daugelis nori tų nemokamų pietų. Taip, reiškia, nori gauti kažką, neįdėtų pastangų to darbo ir jie stebisi, kodėl tai nevyksta. Nu, tai visiškai normalu, tai yra gamtos dėsniai, visi nori gauti neduodant, ne? Taip, nori gauti, žinai, nieko nedavę. Tai čia visą laiką ir apskritai, pagalvojus, tai viskas atsiremia į tai, kad, vertė. Taip, realiai, ta prasme, tu duodi vertę kažkokią ir už tai mainais tu gauni pinigus, tu gauni pripažinimą, tu gauni visą tai, ko tu nori. Taip, ar tai būtų samdomas darbas, kur tu kyli karjeros laipteliais, kuo daugiau tu pastangų dėdi ten ar panašiai, ar tai būtų verslas ar panašiai. Jeigu tu nesi pasiruošęs įdėti to darbo, tai retai kada tu gausi to atlygį ar panašiai, žinai. Tai va būtent čia vėlgi, bet aš manau, pats, kai dirbu su daug žmonių, žinai, tai vienas iš dalykų, kas man asmeniškai padėjo, tai susijęti tuos veiksmus su savo svajonių gyvenimu. Nes dažnai žmonės tuos du dalykus atskiria. Taip, aš noriu uždirbti milijoną, bet aš nenoriu kalbinti nepažįstamų žmonių. Aš noriu pasiekti aukščiausią poziciją savo tinklo marketingo versle, bet aš nenoriu nieko kelti į socialinę mediją. Tai tie du dalykai prieštarauja vienas kitam, nes čia yra dvi to paties medalio pusės. Taip? Tai man padėjo tas susijętis tuos veiksmų darimas su savo svajonė. Reiškia, jeigu aš turiu kažkokį tai tikslą, tai kiekvienas video, kurį aš padarau, kiekviena žinutė, kurią aš įsiunčiu, kiekvienas postas, kurį aš įkeliu, tai yra mažas žingsnelis link mano svajonės. Gal iki tos svajonės bus 100 000 žingsnelių. Bet kiekvieną dieną žengdamas tos mažus žingsnelius, žinau, kad galiausiai aš pasieksiu. Tai man tada tas veiksmas turi prasmę, nėra, kad, aš tingiu daryti, nes dažnai žmonės nemato prasmės tuose veiksmuose ir dėl to jie jų nenori daryti. Bet jeigu aš matau prasmę tame, tada man tai padeda. Antras dalykas, kurį aš visą laiką rekomenduoju, tai matyti tos veiksmus kaip pagalba kitiem. Taip, nes vėlgi, jeigu mes darom šitą video ir jeigu vienam žmogui šitas video būna naudingas, reiškia, jau mes pasitarnavom kažkam. Taip, reiškia, jeigu aš kažkam rašau žinutę, tai aš rašau žinutę ne su tuo tikslu, kad aš kažką parduosiu, nors taip, aš galiu jam kažką parduoti, bet mano tikslas yra padėti tam žmogui. Gal aš išspręsiu sveikatos problemą, gal aš padėsiu tam žmogui veiklą atrasti, kuri, reiškia, visame, ką mes darom, matyti pagalbą kitiem. Tai dažnai, aš kai mokinu ir jeigu žmogus sako, pavyzdžiui, aš ten nenoriu rašyti žinučių, ar tenai man gėda, nepatogu, nemalonu ar panašiai, aš visą laiką sakau, tai tu savanaudis. Kaip tai? Tai reiškia, tu labiau jaudinėsi dėl to, kaip tu jautiesi, negu ką tu tam žmogui padėsi. Taip, reiškia, jeigu tu nepatogu tau rašyti žinutę, tai reiškia, tu labiau galvoji apie savo ego, negu apie tai, kad, gal aš tam žmogui parašysiu žinutę ir tai pakeisiu jo gyvenimą. Gal vieną dieną tas žmogus su ašarom akise man dėkos, kad aš jam padėjau, kad aš jam parodžiau tą galimybę. Taip, nes aš žinau save. Jeigu man prieš 15 metų nebūtų parodytos galimybės, vaikelė, mano gyvenimas būtų drastiškai kitoks. Taip, bet būtent dėl to, kad tas žmogus davė mums tą galimybę, dabar mūsų gyvenimas yra šviesmečiais geresnis, bet įsivaizduok, jeigu tas žmogus būtų pažiūrėjęs į Ritą ir mane ir pasakė, ne, šitiems lopams tai neduosiu tas galimybės. Šiti tai tikrai nenorės. Tai gal aš vis dar dirbčiau kaip sargas, gal aš vis dar dirbčiau sandėly, gal aš vis dar... Sargas su psichologo diplomu. Čia tai wow. Taip, gal aš vis dar vos galą su galu sudurčiau, o dabar dėl to, kad tas žmogus man davė tą šansą, patikėjo manimi, davė man tą galimybę, mano gyvenimas pasikeitė. Tai kokią teisę aš dabar turiu
neduot kitiem to pačio šanso. Nuspręstų už juos, kad jai bus neįdomu, jis per daug užimtas, jis ir taip pakankamai uždirba. Aš neturiu teisės nuspręsti už kitus, aš turiu perduoti tą estafetę. Taip, perduok kitam, sako, tik ne man. Taip, tai reiškia, aš turiu dabar pasidalinti kitais, kitiem duoti tą patį šansą. Žinai. Tai va vėlgi tie veiksmai mes atsimušame tą, kad jeigu tu nenori daryti veiksmų, tai tu tik apie save galvoji, reiškia. Jeigu aš galvoju apie tai, kad kam aš šiandien galėčiau padėti, kam aš šiandien galėčiau pasitarnauti, tai tada aš norėsiu šitą laivą. Gal aš nenorėjau daryti šito laivo, taip, gal aš geriau būčiau kažką kito, bet dabar aš žinau, kad kažkam bus naudinga, kažkam bus vertė, kažkam, jeigu ne auditorijai, kurie žiūri, tai bent jau Egliai smegenis išklausiu, taip, tai bent jau jai bus nauda iš to, taip, bet gal dar pažiūrės kažkas, tai dar kažkam bus naudinga, supranti, ką turime, tai va vėlgi, ar mes matom prasmę tuose veiksmuose, taip, kai sako, gyvenimas neturi prasmės, apart tos prasmės, kurią tu jam suteiki. Kiekvienas dalykas, taip, va, nukrito obuolys ir kažkas gali sakyti, Eurika, taip, išrado dabar kažką, taip, o kažkam sakys... Praša, mano vitaminai. Taip. O aš džiaugiuosi, kad man ne. Kad ne per galvą. Nu, kiekvienas savo interpretaciją turi, taip, bet faktas tas, kad va, čia ir yra, važinai, jeigu žmogus nedaro, ką reikia daryti, kažkur yra strigimas ir dažniausiai jisai yra viduje vėlgi. Taip, turime eiti gilyn, kad kiltume aukštyn. Tai aš pasinaudosiu tą galimybę ir kviečiu į pokalbį, su manimi, jeigu norėsit su Gediminu Rita, į pokalbį tas, kas iš tikrųjų keičia iš esmės gyvenimą. Ir kartais mes net nieko nesitikim, bet ne vienas pokalbis po kiek laiko ir metų man buvo pasakęs, sako, tavo pokalbis, nors mes kalbėjom apie verslą, ne, man tą dieną išgelbėjo mano gyvybę ir saugo. Sakau, aš būčiau norėjus žinoti ne po metų, aš norėjus žinoti tą žinutę anksčiau, nes man tai irgi yra įkvėpimas dar daugiau eiti, dar daugiau kurti ir dar daugiau dalintis. Tai ačiū, kad žiūrėjote, ne? Ir noris ant galo, va taip, nu po kokią esminę žinutę dar norit padovanoti žiūrovam ir to pačiu savo. Rita. Žinot, va, kaip tik laikau obuolį ir tikriausiai tikrai esat girdėję, kad arba mes augam, arba mes jau pradedam pūti. Tad linkiu jums dar ilgai augti. Tikrai taip. O mano patarimas yra tiesiog duoti savo šansą. Visų pirma, dėl to, kad tu esi verta arba vertas to, bet kokiu atveju, taip, pabandyti ir panašiai. Bet antras dalykas, kad tu turi labai mažai ką prarasti, bet labai gali daug išlošti. Ir aš čia nekalbu vien tik apie verslą, apskritai apie investavimą save, pabandyti tą karate, pradėti treniruotis, ar pabandyti plaukimą, ar kas tai bebūtų, taip, dėl to, kad apatinė pusė, downside, yra labai mažai turi ką prarasti, o viršutinė pusė yra didžiulė, labai daug gali išlošti, taip, reiškia, kaip vienas mano mentorius visą laiką sako, nebijok paprašyti, taip, nes jeigu tu paprašysi kažko ir negausi, tu vis dar ten pat, kur buvai. Bet jeigu tu paprašysi ir gausi tą dalyką, tu ką tik išlošiai, tu ką tik... Taip, tai reiškia, tu neturi ką prarasti ir turi labai didelį šansą kažką išlošti. Tad duok savo šansą, duok savo leidimą, nelauk, kad kažkas pasakytų, kad tu dabar jau gali pradėti būti sėkminga, tu dabar jau gali būti savimi, tu jau dabar gali pradėti siekti savo potencialo. Tu tiesiog gali sau duoti tą leidimą ir eik pirmin, ir eik pabandyk. Ačiū labai, matau, kad rašot, kad tikrai naudinga, tai galite irgi parašyti, kokią žinutę iš mūsų to pokalbio įsinešėt, net mums tai irgi tas grįžtamasis ryšys, tikrai, man tai tas grįžtamasis ryšys labai taip mane vėl motyvuoja ir skatina kurti daugiau. Tai ačiū labai ir iki kitų susitikimų. Ate, čiau, čiau.